Sveiki, čia naujausių technologijų prisijaukinimas. Išmaniai laikrodžiai, programėlės telefone, kiti sveikatą stebintys prietaisai ir nuotolinės gydytojų konsultacijos. Šiandien sveikatą galime stebėti neišeidami iš namų. Tačiau daugeliu kyla klausimas, ar to galima pasitikėti. Ar šie duomenys tikslus? Ar programėlės iš tiesų padeda, ar tik kuria iliuziją? Ir kaip paprastam vartotojui nepasiklysti tarp visų siūlomų sveikatos stebėsenos inovacijų. Apie tai šiandien kalbėsimės su technologijų ekspertu, Pulseto bendraįkūrėju ir vadovu Povilu Sabaliausku. Povilai, sveiki gyvi. Sveiki. Povilai, kas šiandien patenka į sveikatos technologijų namuose sąvoką? Aš turbūt sakyčiau, beveik viskas patenka. Šiai dienai atsiranda tokia terpė, kur teoriškai technologijos greičiau vystosi, negu, pavyzdžiui, tam tikri reguliaciniai mechanizmai pradeda juos kontroliuoti. Tai šiai dienai turbūt yra greičiau paleisti įrenginį arba kažkokią technologiją paprastiem vartotojams, negu gauti tam tikrus sertifikatus. Aplamai apie tą prietaisų prieinamumą ir pasiūlą. Kaip Jūs manot, kodėl pastaraisiais metais jų taip sparčiai daugėja rinkoje? Viskas miniaturizavosi. Tai atsirado galimybė viską sukombinuoti ir padaryti įrenginius, kurias būtų galima dėvėti. Tai nebereikia kažkokių didelių įrengimų, kuriems reikėdavo didelės talpos baterijų. Šita vieta, tada atsirado žymiai geresnės technologijos nuskaityti nuo kūno tam tikrus parametrus ir nuskaitant tos parametrus atsiranda žymiai daugiau galimybių nustatyti tam tikrus, sutrikimus, negalavimus ar kitus dalykus nuo kūno. Tai aš sakyčiau, susidėjo šitas dvi dalys ir tada dar ateina šitas AI-aus bumas, kuris padeda iš tikrųjų labai greit analizuoti duomenis, tvarkyti signalo parametrus ir paimti geresnius duomenis nuo kūno. Ar šiandien žmogus, eilinis vartotojas, gali pats kuo puikiausiai stebėti savo sveikatą ir visus duomenis? Manau, kad gali, bet yra didžiulė dalis arba didžiulis skirtumas. Tu gali matuoti, gauti tos duomenis, bet ar tu jas šiai dieną gali apdoroti, tai tikriausiai ne. Turi domėtis, tai yra tam tikros bendruomenės, visokie Redditai, Facebooko grupės, kur gali iš tikrųjų rasti tam tikrų problemų sprendimus. Tai pavyzdžiui, aš daug domiuosi apie duomenis, tai tarkim, iš tavo laikrodžio duomenų galima nustatyti, tarkim, kada tu turi migrenos atakas, galėsi turėti. Arba, pavyzdžiui, kada turėsi panikos ataką, 2 savaitės iki tol galima tam tikrus dalykus nustatyti iš biologinių parametrų, iš Apple Watch'o, pačio paprasčiausia. Ir manau, su laiku daug kas gali atsirasti ir iš tikrųjų labai jau daug ko yra, tiesiog žmonės nežino, kur ieškoti arba kaip patiems pasidaryti. O duomenų analizė yra šiaip ganėtinai sunkus dalykas, turi žinoti, ko ieškai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai savo laikrodį Apple Watch'o turiu ir turiu tam tikrų programėlių, kur kiekvieną rytą atsikeliu, pasižiūriu, koks mano yra miego metu širdies ritmas ir aš, pavyzdžiui, galiu nustatyti, kada aš pradėsiu sirgti daugiau mažiau. Ir aš, jeigu jau matau, man tam tikri parametrai pakyla, aš turiu 3 dienų tarpą, kai galiu gerti visokius vitaminus, geriau miegoti, sumažinti darbo krūvį ir tada žinau, kad nesusirgsiu. Jūs galima turbūt vadinti, ekspertų, įgudusių ekspertų, bet, tarkim, paprastam eiliniam vartotojui, kuris, tarkim, tik nusiperka kažkokio tai modelio laikrodį, ar Garmin, ar Apple Watch, ar dar kažkokį kitą. Kaip tą reikia įsisąmoninti? Čia reikia tam tikrų žinių, ar tai tiesiog reikia, laikui bėgant tą įsiaiškinti? Aš manyčiau, tai reikia visų pirma pažinoti savo kūną. Aš tikrai daug darau ant savęs testų, žinau, kada man ir nugaros išvarža bus. Tikrai labai daug duomenų analizės ant savęs esu pasidaręs. Bet jeigu yra tam tikra problema ir jūs žinot, kad turi duomenis kažkokius, aš patarčiau tada ieškoti programėlės, kuri būtent būtų specifiškai pritaikyta tai problemai. Tai, sakykime, aš turiu nemigą, aš ieškočiau programėlės, kuri dirba su kažkokia duomenų analizė iš Apple Watch'o, iš Garmin'o, iš Whoop'o, iš Auros ir specifiškai bandytų ieškoti tam tikrų parametrų, pagal kurias būtų galima nustatyti, kokį aš turiu miego problemą ir kaip ją galbūt spręsčiau, nežinau, ten kvėpavimo pratimais, kambario temperatūros pakeitimais ir kitais dalykais. Tai aš sakyčiau, norint galima pačiam išsiaiškinti, klausimas, ar yra tam noro, tai tada yra paprasčiau rasti mokamą programėlę, kuri realiai padaro turbūt 80% darbo ir jūs galite pasitestuoti dažniausiai 2 savaitės ir per tas 2 savaitės pamatyti, ar yra kažkoks geras pokytis. Jeigu nėra, galite susigrąžinti pinigus, bandyti kitą programėlę. Povilai, aplamai, žvelgiant į išmaniųjų prietaisų, kurie stebi sveikatą gausą,
Jūs truputį užsiminėt, kad ne viską gali prieiti tas masinis vartotojas, bet realiai, ką gali šių dienų prietaisai matuoti žmogaus sveikatui, tam buitiniam vartotojui turiu omeny? Matuoti tai šiaip aš sakyčiau labai daug ką, bet daug kur yra turbūt išvestinės metrikos. Bet dabar jau, pavyzdžiui, atsirado ant riešo dėvimas kraujospūdžio matuoklis, kas pagal mane šiaip iš tikrųjų yra labai didžiulis dalykas. Ir vienintelis dalykas, aš sakyčiau, kas liko, tai gliukozės matavimas. Tai gliukozė, kraujospūdis ir visi šitie parametrai, ką galima dabar pamatuoti su tuo pačiu Apple Watch ar Garminu, ar tau gali būti, pavyzdžiui, kažkoks padidėjęs kraujospūdis, ką daryti, svorį numesti, gal tu blogai ten cukrų perdirbi kūne. Tai tikrai šitas dalykas ateina ir aš manau, kad mes net nepastebėsim, kaip iš tikrųjų tau duos net patarimus, ką daryti, kas tavo kūne vyksta ir manau, kad čia yra turbūt metų klausimas, kelių metų klausimas, kai tau pradės automatiškai patarimus daryti ir realiai, aš nežinau, ar jūs žinot, bet Aura ir Whoopas, ką padarė Amerikos rinkoje, tai sumažino alkoholio vartojimą ganėtinai drastiškai, nes žmonės pradėjo miego metu sekti ir suprato, kad alkoholis yra vis dėlto blogai kūnui ir tai buvo toks vienas iš signalų ir dabar čia gavosi toks kaip šalutinis poveikis, kad sumažino alkoholio vartojimą už tai, kad žmonės pradėjo stebėti savo miegą žymiai labiau. Tai apie tą miegą kalbant, ar tokie rodikliai kaip pulsas, tarkim, tas pats miegas, stresas, kuriuos matuoja tie patys laikrodžiai galbūt, ar jie yra užrašomi patikimai? Kiek patikimai, klausimas čia visą laiką yra toks, visi turi paklaidą ir niekada nebus turbūt tobulo matavimo, bet pagal mane, ką galima geriausiai daryti, tai žiūrėti tuos trendlainus, tai iš esmės pastoviai matuotis, ir žiūrėti 1, 2 ar ten mėnesio ciklus ir tada tu gali spręsti pagal tai. Nes individualus matavimas jis yra tikrai su paklaida, nes tiek žiedas, tiek laikrodis jis turi laisvumą, prakaitavimą ant rankos, tai tikrai tie signalai gali būti klaidingi, bet jeigu žiūrėt tos trendlainus, tai aš sakyčiau, galima labai tiksliai nustatyti ir suprasti savo būseną. Kiti prietaisai, tarkim, ne tik tavo sveikatos stebėjimas, bet galbūt ir tam tikrų indikacijų sveikatos gerinimas arba problemos sprendimas, tas pats pulseto, ar ne? Kiek jis duoda tos teigiamos naudos, ar ne? Ar tikrai ten galima ir miegą pasitvarkyti, tarkim, su tam tikrais prietaisais, galbūt tą stresą pasimažinti? Tikrai galima ir tikrai galima pasitvarkyti tiek streso lygį, tiek miego kokybę pasigerinti. Ir tą geriausia būtų lygiai taip pat pasimatuoti ir pasižiūrėti, aš be tarkim, kažkokios intervencijos, plus su intervencija ir pasižiūrėti, kaip mano yra skirtumai. Tai mūsų įrenginys yra neuromoduliacinis, tai mes stimuliuojam tą vagus nervą. Vagus nervas realiai turi labai daug įtakos kūnui. Tai šiaip neuromoduliacija pagal mane yra labai greitai besivystanti šaka, kur tikrai atsiranda įrengimų nuo visokių tremorų, nuskaito smegenų bangas, žiūri, tas yra TDCS, ten, kur dedasi ant smilkinių ir bando sumažinti depresyvius simptomus. Jeigu manot, kad gali jums padėti, pamėginti ir dažniausiai įrenginius, kurias galima gražinti, jie tiki už savo produktą. Tai lygiai taip pat ir kaip pas mus. Tai pamėginot, ant savo duomenų pasižiūrėt, veikia, neveikia, galit gražinti, galit bandyti kitą. Tai man tai atrodo yra pats paprasčiausias būdas, nes turiu omeny, informacijos yra tiek daug, kad tu nespėsi su visa ta technologinė banga suprasti, kas veikia, kas neveikia. Tai pagal mane ant savo duomenų yra pats geriausias pagrindimas ir pasižiūrėti. Kokias klaidas dažniausiai žmonės daro, naudodami tiek laikrodžius, tiek prietaisus, instrukcijų nepaskaito, netinkamai užsisega, ten yra, tarkim, mane laikrodžių, tarkim, rekomendacijos ten aukščiau riešo labiau, ten juos dėvėti, klaidos, kurios neleidžia tinkamai matuoti sveikatą. Aš manau, kad žmonės daro tokias pačias paprasčiausias klaidas, tai jeigu su laikrodžiai šnekant, tai pavyzdžiui, miego metu nusiema, tai pavyzdžiui, nemato realiai trečdalio savo gyvenimo, kur gali būti labai daug tam tikrų parametrų. Tai tada aš geriau jau siūlyčiau kokią žiedą nusipirkti, kuris matuoja, arba kažkokią kitą apyrankę, kuri yra patogesnė. Kiti sako, kad tiesiog nepatogu man. Tai yra ir šone įrenginių, kurias gali pasistatyti prie lovos, kurie matuoja tavo miego kokybę, ar tu knarki, ir gali nustatyti tam tikras indikacijas. Tai pagal mane reikia žinot, ką sprendi, jeigu taip žiūrėkim.
Tai prisipirkęs renginių sveikesnis netapsi, tu turi juos vis dėlto naudoti. Ir čia pagal mane atsiranda didžiausia problema, kad žmonės dažnai nusiperka renginių ir jos po to bando pritaikyti prie savo tam tikro gyvenimo problemos. Tai šitą vietą aš sakyčiau. Tai jeigu, pavyzdžiui, turi nerimo problemas, tai tikrai aš pasiūlyčiau pamėginti kvėpavimo pratimus padaryti, galbūt meditacijas, jeigu sunku, tada pulsetų išmėginti, dar kitą įrengimą, bet tiesiog bandyti spręsti problemą, o ne turėti įrengimą ir po to ieškoti, kokią problemą jis tau gali išspręsti. Pavlai, ar čia mitas, ar yra dalis tiesos, turbūt visi esam girdėję, kad kuo daugiau tu prietaisų pas save prisidedi prie lovos, kurioje ten ilsiesi, miegi, tuo tas miegas tavo neva yra prastesnis. Telefonai, laikrodžiai, tu susidedi kažkokios neva elektrobangos, ten kažkokios mikrobangos sklinda. Ar tai yra tiesa, ar mitas? Šiek tiek tiesos tikrai yra. Tikrai, manau, geriausia būtų be telefono miegoti, bet čia jau kiti dalykai atsiranda, kad tu, jeigu turi prie lovos telefono, tai tu jį pasimsi, pasižiūrėsi ir blogiau tiesiog užmigsi. Aš manau, kad šiais laikais jau tiesiog bangų neįmanoma išvengti, nes yra visokie Wi-Fi namie ir visa kita, tai ar jau ten turėsi daugiau rengimų, nemanau, kad bus jau labai blogiau. Tai aš tai sakyčiau, kad yra kažkiek tiesos, bet ar jos dabar įmanoma išvengti? Nu, nežinau, nieks Faradėjaus dėžiai nemiegos, kur realiai yra viskas izoliuota, tai aš sakyčiau, gal apie tai nereikėtų jaudintis labai, tiesiog padaryti prieš miegą tam tikrus paprastus dalykus, tai atsišaldyti kambarį, padėti telefoną galbūt į kitą kambarį, jeigu nenaudot kaip žadintuvo ir tiesiog ramiau užmigti, nes, kaip sakyti, mėlyna šviesa prieš miegą tikrai nėra labai geras dalykas. Tie, kurie galvoja įsigyti, tarkim, pasiūla yra didžiulė. Taip. Programėlių irgi yra, velniškai daug visokiausių. Tai nežinau, yra turbūt ekonominis segmentas, yra tas vidutinės klasės segmentas, premium segmentas. Tai čia pasirinkus pagal kišenę ir galima gauti jau tą tikslų sveikatos įvertinimą, ar tiesiog jau reikia tada geriau investuoti į brangesnį produktą ir tada jau tikrai tu gausi, geriausią tą informaciją. Nežinau, ar kaina kartais atspindi kokybę. Ir pagal mane, ką geriausia galima padaryti, paskaityti atsiliepimus apie įrenginius, nes tiesiog kaina gali būti, sakykime, Lietuvoje renginys kurtas pigesnis bus negu Amerikoje. Vien iš to yra labai paprasta. Tai aš tai sakyčiau, žiūrėti atsiliepimus, žiūrėti, ar galima grąžinti prietaisus. Jeigu galima grąžinti, dažniausiai tai yra žymiai paprasčiau. Tu pasinaudoji, pasimėginai ir visa kita. Labai svarbu yra, kaip įrenginiu yra lengva naudotis. Jeigu tu nusipirki įrenginį ir matai, kad tau reikia ten 10 minučių pasiruošimo, kad tu jį užsidėtum arba kažkokią programėlę įsijungtum, pasileistum tą, kas tau turi kažkokiu būdu padėti, ir tave tai jau vargina per pirmą kartą, aš sakyčiau, grąžink, nes tai tau bus sunku, nes vis dėlto, kodėl daug kur visokie papildai informacija dominuoja, nes yra labai paprasta, išgėrė ir užmiršai. Tai užtrunka porą sekundžių, tai tau nereikia jokio, sakykime, įdėti pastangų. Su įrenginiais yra biški sudėtingiau, taip pat ir su aplikacijom, ten dažniausiai reikia kažkokius klausimynus pildyti, tai jeigu yra noras, kad padėtų, tai dažniausiai reikės naudoti kiekvieną dieną, porą kartų, kad suprasti tą naudą. Kalbant apie programėlės mobiliem telefonam, jeigu tu prietaiso jokio nenori papildomą dėtis ant savo kūno, ar yra tokių, kurios irgi gali tiksliai pasakyti, žingsnius tai pamatuoti greičiausiai gal ir gali, bet kaip su kitais parametrais žmogaus? Darau kartais tokią prezentaciją apie duomenis, kurias galima rasti Apple Health sistemai ir daugumai tai apie tai nieko nežino. Tai kad, pavyzdžiui, galima pasižiūrėti, kaip tu vaikštai, kiek tavo kojas būna ore, ar tu turi kažkokį nukrypimą ir kažkurį pusę, sakykime, dreifuoja labiau, aš taip vadinu. Tai aš, pavyzdžiui, esu nusistatęs tada, kai sportuoju ir aš jaučiu, kai man pradeda nugaros raumenis suspausti, aš pradedu matyti, kada man bus išvarža. Tai aš iš Apple telefono duomenų tą galiu nusistatyti. Tai lygiai taip pat Apple ausinės, jos gali atlikti labai gerą klausos testą. Dauguma žmonių šitų dalykų nežino, tai kartais reikėtų tiesiog atsidaryti, pasižiūrėti, ar yra kažkas naudingo.
aš kaip sakau, iš Apple duomenų galima daug ką sužinoti, tada reikėtų surasti programėlę, kuri tuos duomenys gali apdirbti gerai ir tau gali duoti tam tikrų įžvalgų, kurios tau gali būti naudingos. Ar yra rizika kažkokia, egzistuoja tikimybė, kad tie duomenys, kurie renkami yra tavo sveikatos, jie gali kažkur nutekėti, panaudoti netinkamai, būti ir panašiai? Manau, kad visą laiką yra tokia rizika, bet klausimas, ką su tavo duomenimis gali kas padaryti. Tiesą pasakius, aš šiai dienai nežinau tokio pritaikymo ir jis tikriausiai yra, bet kažkaip galėtų galbūt panaudoti tavo tos duomenis, bet aš asmeniškai apie tai daug negalvoju vien dėl to, kad nežinau, ką su to daryti, nes aš daugumoj programėlį vis tiek turiu duoti tuos leidimus pasimti duomenis, lokaciją ir pagal mane lokacija yra pavojingiau negu bioparametrų duomenys šiai dienai. Dirbtinio intelekto galimybės, kurias jau praktiškai visi įma naudoja, ką sako ateitis ir dabartis, ko galim tikėtis iš išmanių įrenginių, nežinau, artimiausiais metais? Aš manau, kad labai gerų dalykų galima tikėtis, tai personalizacijos. Ir pagal mane čia yra tas aukštas standartas, kad gali būti, kad panaudojus kažkokį įrenginį 2-4 savaitės, gal net mažiau, jisai pradės suprasti, kaip tu gyveni, kokie dalykai tau kelia, pavyzdžiui, stresą, nemigą ir jisai tave gali pradėti, kaip sakyti, mokinti, ką daryti, kad tu geriau gyventum. Tai pavyzdžiui, tikrai žinau porą įmonių, kurios kūrė tokius dalykus, kad matuoja tavo streso lygį visos dienos metu ir jie supranta, kada tu esi darbe, gali, pavyzdžiui, paimti tavo kalendoriaus suvestinę ir pasakyti, okei, šitas susitikimas tau buvo stresuotas, tai arba jam geriau pasiruošk, arba galbūt identifikuok, kodėl tau nuo jo kyla stresas, tai jie gali tave pradėti mokinti, kodėl tu, pavyzdžiui, esi nervuotas. Ir šitoje vietoje ant tavo duomenų dirbant, tu gali geriau save pažinti ir aš manau, kad čia yra metų 2 klausimas, kai tikrai daug bus personalizacijos, o iš personalizacijos tikrai, manau, save geriau gali pažinti, ko galbūt net nepagalvoji. Ar tos naujos technologijos iš dalies gali, nežinau, pakeisti, gal jau net ir keičia tą prevencinę mediciną? Aš manau, kad mes einam link prevencinės medicinos arba tą predictive mediciną. Tai kai iš esmės mes arba gydymo įstaigos arba įrenginiai tau pasakys, kas tau gali nutikti. Klausimas, kiek čia yra etiška, bet manau, kad link šito kažkuria dalim nueisim, nes tikrai irgi žinau porą įmonių, kurios iš tam tikrų biomarkerių gali nustatyti vėžį, bet jie negali sakyti, kad tau gali būti tam tikros problemos, tai ką jie šiai dienai gali pasakyti, kad aš patarčiau tau nueiti pas šitą gydytoją ir pasitikrinti tam tikrus rodiklius, galbūt tai gali tau parodyti, kad, sakykime, prevenciškai tu pagausi lygą dar tam tikroj stadijai, kurioje ją lengva būtų suvaldyti. Tai manau, kad link šito einam. Čia klausimas, kaip tą visą informaciją reikės pateikti, kad tai nebūtų pažeidžiamas tam tikros etikos taisyklės. Yra ta riba tarp kažkokio tai perdėto susirūpinimo savo sveikata ir to naudingo stebėjimo, kai tu tikrai, tarkim, jeigu žiūri, kas ten porą minučių, koks tavo spaudimas, tuo metu arba širdies ritmas turbūt tai nėra labai geras dalykas, ar ne? Čia yra duomenų analizės paralyžius, kai tu nebežinai, ką daryti, nes blogai pamiegojau, aš tada nebeinu sportuoti, nebesusitiksiu su žmonėm. Tai aš sakyčiau, tai turėtų neužtrukti nedaugiau 10 minučių per tavo dieną, ar ten 5 minutės, kad tu pasižiūri, supranti, kokia diena gali būti, galbūt, kad ten būsi labiau irzlus, visą kitą, bet apie tai daug negalvoti, bet galvoti, ką padaryti kitą dieną, kad pagerintum savo rodiklius. Tai aš sakyčiau, yra ta Pareto taisyklė 80-20, tai stebėk 80 dalykų, kas keičia tavo realiai gyvenseną, tai yra maistas, miegas, socialus gyvenimas ir aktyvus gyvenimas, sportas. Tai šitos 4 dalykus prisižiūrint, manau, kad daugiau mažiau turėtum būti sveikas, jeigu, sakykime, gerai maitiniesi, aktyvus esi, turi draugų ratą arba artimųjų ratą ir sportuoji. Čia, jeigu paprašiau kalbant, padaryta širdies kardiogramą nepadarys širdies veikos. Taip ir su prietaisais, jeigu jie matuoja tavo
sveikatos parametrus, tai jie nepadarys tavęs irgi sveiku. Taip, visiškai sutinku. Iš esmės reikia žinoti, kokiai būklė esi ir tada daryti veiksmus, kad tu pasigerintum savo sveikatą. Reikia daryti, kas yra tavo įtakos zona. Tai ką tu gali padaryti, tai praeiti daugiau žingsnių, visą kitą ir šitie paprasti dalykai dažniausiai ir sudaro tą vietą, kuri iš tikrųjų turi vertės tavo gyvenimui. Ir pačią pabaigai, Povilai, nuo ko pradėti? Tiesiog nusipirkti tai, kas patinka, pasiskaityti, kaip ir minėjo, turbūt anksčiau kažkokius komentarus, kas labiausiai tau tinka ir tiesiog naudoti. Tikriausiai klausimas, ką jūs norite tuo pasiekti? Ar jūs norite tiesiog geriau miegoti? Dažniausiai miegas yra tokia sfera, kur visi turi tam tikrų problemų. Ir aš sakyčiau, taip, būtų gerai turėti kažkokį įrenginį, kuris matuoja tavo miego kokybę. Ir tada turbūt pradėti ne nuo sudėtingų technologijų, kurios tau gali ten pagilinti REM ar ten kažkokią kitą miego stadiją, o tiesiog pasižiūrėti temperatūrą kambario, tada pasižiūrėti, ant kiek yra tamsus kambarys, nenaudoti telefono ir nuo tokių bazinių dalykų pradėti, tada suprasti, kurioje vietoje yra iš tikrųjų ta problema. Ir galbūt net nieko nereikia, bet reikia kažkokį įrenginį turėti, kuris bent jau nuimtų tam tikrus parametrus, pagal kuriuos galėtumėt suprasti, kas veikia, kas neveikia. Tai aš tai sakyčiau, jeigu tai domina, tai aišku, tada galima žymiai giliau eiti, bet tiesiog pirkti dėl pirkimo, pagal mane tai nėra tokio, kaip sakyti, niekada nebus geras rezultatas. Dėkui už pokalbį. Dėkui. Sveikatos technologijos gali padėti geriau pažinti savo kūną, stebėti savijautą ir laiku pastebėti pokyčius. Tačiau svarbiausia – naudoti jas protingai. Jos tikrai ne gydytojų pakaitalas, o papildomas įrankis, kuris gali padėti gyventi sveikiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo naujausių technologijų prisijaukinimas. Iki kitų kartų.